Na ką, labas vakaras visiems. Čia viskas, kaip sakoma, bėgte, bet geriau bėgte čia ir dabar, negu nieko. Tai vis tiek yra minčių, yra klausimų, apie ką reikėtų pakalbėti, kas tai yra per Ultima Trading Bot, ar ne pagrindę, šiandien kalbėsime apie tai. Kokių niuansų gal nežinosiu, nepasakysiu, ką žinosiu, pasakysiu, pats esu pasileidęs, reikia žiūrėti, ką jisai dabar nuveikė. Iš karto pasakysiu, kad depozitas biržoje turi būti nemažas. Nereikia siekti didelio boto nusipirkti čia ir dabar, nes jeigu nusipirksi didelio, depozitas bus biržoje mažas, tai nieko gero nebus. Geriau pradėti nuo mažiausio ir leisti maksimaliai, su maksimaliais pinigais jam maksimaliai greitai dirbti. Kažkas dar pasakykit, ar girdit mane? Aš bandau atsidaryti. Sveiki, taip girdit, Rolandai. Jo, gerai. Jo, dabar aš bandau žiūrėti, kas čia pas mane vyksta. Pas mane vyksta taip, kad jisai kaip ir apstojęs dabar yra. Jis labai daug orderių pastatė, ir sustojo, pasiekė ten tuos 8% per, nežinau, čia per kokį 14-16 valandų. Ir, ta prasme, sustojo dėl to, kad jis visą depozitą išpirko, depozite nėra, reikės man truputėlį Ultimos parduoti ir pasidaryti didesnį depozitą Meksi biržoje. Tada jis dirba labai labai gerai. Tai dabar pagrindinė tema Ultima Trading Bot, ar ne, kaip žinot, jis visiškai naujas, visiškai šviežias produktas, jau pakankamai pratestuotas, įmonė ilgai iki to testavo, dirbo ties juo ir per renginį Dubajuje šį šeštadienį pristatė kaip labai labai pelningą instrumentą. Ir matot, kad botas iš principo gali pasiekti netgi iki 11,000% pelningumą. Dabar kaip tas pelningumas skaičiuojasi, ar ne? Jis nesiskaičiuoja nuo, sakykime, jūsų depozito Meksi biržoje, bet jis skaičiuojasi nuo tos sumos, kurią jūs mokate už botą, už licenciją. Ir nuo tos sumos jūs turite arba 220%, arba 550%, arba 1100, 5500 ir 11 000. Yra tokios pozicijos. Ir svarbu yra tai, kad botą paleidus, sukonfiguravus, instrukcijos nėra ten kažkokio kosminio laivo, visi tą gali pasidaryti. Mano tai buvo pirmas botas, kai kas jau su botais yra dirbęs, gal iš jūsų ne, bet tai žmonių, kas yra dirbęs su botais ir dar geriau supranta, kaip tas viskas veikia. Mano tai yra pirmas botas, bet realiai užtrukau gal pusę valandos, viską vakar pasidariau. 11 vakaro, ir jis jau kažkokį tai duoda rezultatą. Tai į ką svarbu atkreipti? Svarbu atkreipti pirmas dalykas, kad nusimatyti biudžetą, kokiu jūs biudžetu operuojate. Kaip sakau, nereikia imti didelio ar didžiausio boto, jeigu jūsų Meksi biržoje yra mažas balansas USDT. Jeigu yra mažas balansas. Rekomendacija, šiaip, aišku, skaitant instrukciją, ten turėtų būti bent jau tiek pat pinigų biržoje, kiek sumokėjot už botą, bet tai yra, tas, sakykime, visiškas minimumas, kuriuo botas kankinsis ir jums sakys, kad trūksta pinigų, aš nieko negaliu dirbti, tu man neduodi resursų, aš tiesiog sėdžiu be darbo ir panašiai. Tai kad botas dirbtų ir dirbtų operatyviai greitai ir tą 220 ar 11,000% jums atidirbtų greitai, aišku, jisai turi turėti daug resursų. Ir idealas tai yra, bent jau turėti 10x daugiau negu boto kaina. Tai yra, jeigu botas kainuoja 220 eurų, ten $130 ar ne, tai 2300 USDT turėti Meksi biržoje būtų labai gerai.
bet ne visi tiek turės, gal arba pasiims didesnį botą, bet neturės 10 x, tai visai neblogai ir 5, ir netgi 3 x. Va. Bet, pavyzdžiui, pas mane, aš kai paleidau tą testinį 220, tai pas mane buvo 2 x, tai biržoje. Tiesiog tuo metu tiek buvo USDT ir aš nieko nesukau, galvos, ultimos nepardavinėjau ir pasileidau. Jisai po turbūt ten 8 kokių valandų sako, brolytė, aš jau neturiu ką veikti, man trūksta balanso, visą balansą išnaudojau, jisai ten pastatė tų orderių bilė kiek, dalis sudirbo, dalis nesudirbo. Dabar žiūriu pagal statistiką, ką jisai man sako. Ką jis man čia sako. Iš viso jau jis $270 orderius paleido. Iš to, sakykime, pakankamai mažo kelių šimtų balanso 246 jau uždarė, liko 26. Bet tie 26 kabo ir kadangi, kursas toksai, nepakritęs, jis mielai paprekiautų ir pastatytų naujus orderius, bet aš matau, kad jisai tų senų jisai iš principo nenuiminėja. Jis tada turbūt imtų iš balanso dar papildomai pinigų ir jau prie naujo pakritusio kurso vėl strateguotų, ką toliau daryti. O tie stovi kabo savo laiko. Tai, sakykime, tie kursas šiek tiek šoktels, kaip matau, čia visi tie orderiai 26 išsipildys. Tai balansas yra labai svarbus, kad jūs turėtumėt kelis x nuo 3 iki 10 x daugiau, negu botas kainuoja. Dabar ką reiškia botas kainuoja, vėlgi noriu tą pabrėžti aiškiai, kad čia pinigų jūs niekam netiduodat. Kas dirba ir po šiai dienai turi split sistemą, split technologiją, kas gauna kasdienės pasyvias pajamas iš blokų grandinės per splitus, per Ultimą, Booster, ten BSP ar bet kokius kitokius splitus, ar ne, tai tie supranta, kad mes tą technologiją pirkom savo pinigus užšaldydami tam tikram laikotarpiui. Tai lygiai taip pat šitą robotą mes perkame niekam netiduodami pinigų. Tai reiškia, 220 eurų jie pavirsta doleriais ir mes už tos dolerius nuperkam Ultimos, ar ne? Ultimos naujajame blockchaine. Tai Ultima naujajame blockchaine yra ne visose biržose, bet yra keitykla, galima operuoti keityklą, ten jokių problemų, viskas labai greitai, paprasta ir panašiai. Ir tada jūs už šitą Ultimą, tą dalelytę, $230 vertės, nusipirkot botą. Pirkimo momentu jūsų prašo, kad jūs nurodykite savo Smart Wallet URC10 adresą. Reiškia Ultimos ant Ultima blockchaino adresą, nesumaišykit, ne Smart blockchaino, bet naujosios Ultimos adresą. Jūs nurodot Ultimos adresą ir viskas, tada jums duoda QR kodą, jūs vedate tas savo monetas iš piniginės ar iš biržos iš kažkur tai tuo kodu, tarsi darydami apmokėjimą už pirkimą ir ta pati suma jinai užsišaldo pas jūs piniginiai. Yra vienas niuansas, nėra visiškai ta pati suma, reiktų tikrinti, bet už pirmą pirkimą jums paims 5 procentais arba nepaims, o užšaldys 5 procentais mažiau pinigų. Arba taip, reiktų žiūrėti, aš neskaičiavau, bet reikia vis tiek, bet kokiu atveju, jeigu numatysit 220, kaip minimum ten prisidėkit 10 procentų, plus kurso svyravimas, plus yra 5 procentai, pirmam pirkimui reikia daugiau monetų. Tai čia yra tokia pradžioje tokia sąlyga, ar ne? Ir tada jūs padarėt pavedimą, jūsų Ultima užsišaldo 3 metam ir jūsų dirba pūlas. Smart Wallet'e dirba pūlas, jūs kasdieną galite pasimti kasdienius mokėjimus iš Smart Wallet pūlo į savo piniginę vestis į biržą, parduoti ir taip toliau, ar ne? Bet jau ten kitas procesas, ar ne? Kas dirba jau su piniginėmis ima revardus, ar ne? Tai yra taip, kad reikia energijos ir pralaidumo. Pralaidumo mes visą laiką turim, o energijos reikia pirkti. Yra marketplace'as, perkam energijos,
ten vienai operacijai kažkokiai tai užšaldymo, ten gal 8, gal 10 dolerių reikės, revardo pasimimui, ten irgi gal kokių 5-7 dolerių. Nu, plus minus, ten reikia skaičiuoti pagal kursą, pagal viską. Tai jeigu maži paketukai, sakykime, 220, tai aišku, kad jums užšaldyti reikės, bet revardus paiminėti kasdieną neapsimokės. Tiesiog neapsimokės. Tai realiai galbūt reikės kartais savaitę nusipirkti energijos ir pasimti revardą. Nes komisija yra brangi, dideli komisiniai mokesčiai. Tai va, tai mes ką turime? Mes paėmę tą 220 eurų, ar ne, mes už tuos 220 eurų paleidžiam 2 technologijas. Tai dabar aš pradėjau nuo kasdienių pasyvių pajamų per Smart Wallet piniginę, nes tie jūsų 220 eurų užsišaldė Smart Wallet piniginėje ir jūs revardus gaunat arba kaupėt juos. Na, ilgai labai kaupti nerekomenduoju, nes, na, kol yra blockchainė, pinigai yra blockchainė, vis tiek tai nėra jūsų piniginėje. Tai jeigu ten didesnis paketas, tai galit kad ir kasdieną imti, jeigu mažesnis paketas, tai galit imti ir rečiau, jeigu mažesnis. 1 sekundę aš pasižiūrėsiu. Taip, ar čia pas mane? Neatrodo, niekas čia pas mane labai nesiprašo. Ai, čia kažkas tai Rita bando patekti. Ai, Rita pateko. Jo, viskas. Patekau, labą dieną. Rita, jo, žiūriu, gal čia kita Rita galvoju, nes nesimato. Taip, gerai. Sekundėlę. Tai va, tai už tą sumą mes turime 2 technologijas. Mums veikia kasdienis splitting technologija, kasdienės pasyvios pajamos ir mums veikia, pradeda veikti botas, nes botą, sakykime, mes, kai padarėm pirkimą, jau Ultima susišaldė mūsų piniginėje, bet mums dar reikia botą paleisti. Ten yra zapustyti arba angliškai kažkaip, nežinau, kokią aš ten kalbą paleidėjau, gal rusiškai, nu, nesvarbu, bet yra, kad mygtukas yra paleisti botą ir tada jau prasideda konfigūravimo elementai. Visa konfigūravimo instrukcija yra rusų anglų kalbomis, viskas yra labai nesudėtinga palyginus, nu, bet aišku, kas galbūt su tokiam technologijom nedirbat, vis tiek jums ten bus kaip ir galvos skausmo. Bet panašiai logiką aš galiu taip, aš tik pirmą kartą gyvenime pasileidinėjau vakar 11 nakties, tai gal visų detalių neprisiminsiu, sakykime, tai yra pirmas mano botas, bet nėra taip sudėtinga. Ką aš pirmiausia pasidariau, ką rekomenduočiau, bet nebūtinai, visiškai nebūtinai. Jeigu jūs, sakykime, su birža dirbat intensyviai, tai rekomenduočiau atsidaryti subsąskaitą. Galėsiu paskui mesti instrukciją, yra YouTube, kaip, pavyzdžiui, Mexi atsidaryti subsąskaitą. Atsidarot subsąskaitą ir jau subsąskaitoj pririšat botą prie Mexi biržos. Ta prasme, jau ne su visų balansų botas dirba tik su tuo balansu, kurį jūs įmetėte į tą subsąskaitą, pavadintą ten mano Ultima Trading botas, kaip nors. Va, tai tada yra, bet čia tik tuo atveju, jeigu jūs ten su birža dar kažką tai darot, ten prekiaujat, turit, sakykime, tų USDT daugiau, su kuriais dirbat su USDT. Ne? Jeigu ten USDT jūs nejudinat, ar ne, nu, tai gali būti, nereikia tos subsąskaitos. Bet jeigu USDT jisai mato balansą ir jūs jį pastoviai judinat, tai va čia buvo klausimas, kaip tada, tai atsakymas toksai, kad viskas gerai, robotas jis ten susigaudo ir susigaudys, kiek tų balansų yra, nėra, bet jam, na, kiekvieną kartą jūs kaip ir, nu, šioks toks trukdys esate, ar ne, jisai visą laiką mato balansą, jis jau ten pasiprognozuoja, ką jis dabar darys, ką pirks, už kiek ir panašiai, ir kiek tų statymų darys, ir staiga jūs pusę balansų atimėt iš jo, jis, oi, blogai, vėl jam reikia kažką sugalvoti, tada jis per naujo ten strateguoja, galvoja. Kaip jis ten smegenyse, kaip ten sukasi, aš aišku nežinau, kas programavo, tai žino. Bet iš principo jam reikia vėl. Nu, jūs kaip ir šioks toks esate trukdys, todėl yra labai gerai subsąskaita. O subsąskaita tai yra Mexi biržai dar viena, sakykime, tokia kaip posąskaitė, į kurią jūs iš pagrindinės sąskaitos permetėte pinigus, gali pasiliko pagrindiniai, toliau ten, ką norite, veikia su tais USDT, o šitoj ten yra, sakykime, $2000 ir jūs jų nejudinat, kol botas netidirbs. Aišku, jūs galite judinti, aišku, jūs galite išsivesti, galite, kad ir bet kada prireikia užsidėti išsivesti, ne? Nu, tada botas sustos ir viskas, nėra pinigų.
Nu, va, bet jeigu norit, kad botas efektyviai dirbti, yra geriausia per tą laikotarpį, kol jisai dirba, o jeigu pinigų yra daug, tai, kaip manau, nežinau, 15, 20, ar kiek tai tų dienų jisai dirbs. Ir jis atidirbs ir jums dirbs, sakykime, tos 220%. Ne? Ir viskas, kur dirbo, ką tai reiškia, jis pasiekė tą ribą, kuri yra programuota, jis gali gerokai daugiau. Bet kadangi jūs nusipirkot mažiausią variantą, tai 20% duoda. Rolandai, neskirit, kažkur dingot. Alio. Nieko negirdėt. Taip. Kaip dabar? Ar girdisi? Ar Girdisi? Jo, nežinau, kodėl ryšys šiaip tai kaip ir geras, bet aš perjungiau kitą įrenginį. Tai dabar turėtų gal netrukinėti. Tai kurioje vietoje neišgirdot? Kurioje vietoje sustojau? Pasakykit, kad grįžčiau atgal. Apie depozitą kitoj piniginiai atskirai laikyti. Jo. Gerai, sekundėlės dabar dar žiūriu, ar čia viskas gerai, įrašas vyksta. Tai vyksta. Apie subsąskaitą, nekalbėjau apie subsąskaitą, ar ne? Turėti atskirą subsąskaitą, joje turėti numatyti pinigų sumą ir palikti ją, jinai būtų tas depozitas, kol botas dirba. Supraskite, kad depozitas, jis niekur nedingsta. Botas jį paima, panaudoja, iš tų jūsų pinigų uždirba papildomus pinigus ir depozitas visą laiką pas jūs lieka. Tiesiog jeigu jūs jo nejudinat, reiškia, jūs botui nemaišot dirbti. Tai tas yra svarbu ir depozitas, kaip sakiau, ten nuo 3 iki 10x nuo boto vertės. Ir kai botas pasiekia užprogramuotą tikslą, tai yra pasiekia tuos 220%, jis numiršta. Nu, jis išsijungia ir daugiau nieko jis daugiau jums nepadarys. Jis jums atidirbo, jūs jį išmetat lauk. Va taip. Toliau, bet kuriuo metu botą galima upgrade'inti. Tai yra dabar paleido 220, matot, kad viskas gerai sekasi, matot, kad depozitą jūs galite įdėti daugiau, sakykime, USDT. Tada perka dar vieną 220 botą, sakykime, vėl gauna tos pačius 220% ir jau tada dirba 4, sakykime, 2 botai po 220. Ne jau balansė, tada laikot gal ne 2000, gal 4000, kas tai tokio. Ir jeigu jūs tokiu būdu, o pavyzdžiui, upgrade'inat ir jūs prieinate, nusipirkot 5 botus po 2200 arba 3, pavyzdžiui, tai yra 3 botus po 220 nusipirkot, tai jūs jau tada viršijot 550 tą boto kainą. Reiškia, jums jau ta visa botų suma, jinai duos 550% pelną, ne, va šita botų suma. Jeigu jūs nusipirkot jau ten 5, ar ne, ir turite 1100, ar ne, tai tada pas jūsų upgrade'as eina į tai, kad jau visi jūsų 5 dirba, kaip jie ten jungiasi ar atskirai, ar kaip vienas, aš nežinau, bet iš principo visi dirba bendroj sumoj už 1100%. Ne? Tai yra upgrade'as
jisai jums leidžia, yra tas laiptelinis upgrade'as, ten 550 1100, 5511 tūkstančių leidžia turėti visai kitokį pelningumą. Aš paskui jums įmesiu, sakykime, į chatą, kaip tas atrodo. Įvairūs pavyzdžiai. Vienas pavyzdys, tai yra nupirktas botas 11 tūkstančių. 11 tūkstančių ir jis realiai per 4 dienas, na, o toj gal aš ir mėsiu. Tai aš gal jums įmesiu į grupę ir matysit, kaip ten atrodo. Tie visi botai. Taip, nupirkti. Dabar taip, einu iš eilės. Na, šitas, ar ne? Pirmas, ar ne? Tai jisai matosi, kad jisai, kiek aš žinau, plius minus ten gal 4-5 dienos, jisai uždirbo 13 200. Nu, normaliai. Uždirbo realiai per kelias dienas. Nu, botas tik pasileido, ar ne? Dėl ko uždirbo daug? Todėl, kad paimtas maksimalus 11 tūkstančių botas ir balansą ten buvo 100 tūkstančių daugiau. Ta prasme, didžiulis buvo balansas, 10 miksų, plius minus, sakykime. Ir su dideliais pinigais, aišku, gimsta labai, labai dideli pinigai. Tai toliau, čia yra kiti variantai. Toliau yra vėl kitas botas. Čia per kelias dienas uždirbo 6 tūkstančius, irgi galite pasižiūrėti kaip statistika. Toliau, čia yra mažiukas botas, ar ne, 129. 1100 botas, ar ne? Per 15 valandų uždirbo $129. Rolandai, žiūrėk, tu perki kelias licenzijas, bet sąskaita mėgse vieną dirba. Jo, dirba vieną. Tai botas vienas yra, ne keli botai. Tiesiog licenzijos praplečia boto ir upgrade'inasi, galimybės praplečia. Upgrade'ina, jis duoda komandą dirbti kitokį pelningumą ir viską. Tai taip, gerai. Toliau šitas. Koks tai čia buvo, ar ne? Nu va. Irgi ką čia uždirbo. $45. Čia irgi turbūt net para nepraėjo. Nuo 220. To aš dar čia keli liko sumėsiu, kad pasianalizuoti, kas čia 500 botas, 5500 balansas. Irgi ką duoda. Taip, toliau, ką mes čia dar turime. Dar vieną turime. 6741. Gal čia kažkas dubliuosis, gal ir ne. Čia kažkoks mažiukas. Nu ir viskas. Nu ir čia tą, paskutinis, kurį aš vakar pasileidau, kuris per 10-11 valandų davė 7%. Ir kadangi balansas išseko, jisai sustojo. Nu kaip sustojo? Orderių pridarė bile kiek, 26 atviri, bet pinigų nėra daugiau, kad galėtų įsidirbti. Tai boto pelningumas superinis, iš tikro kosmosas. Ir kaip Aleksas, ką jisai parašė, sako, nebijokit kainos, ypatingai, pavyzdžiui, kas dabar turi USDT, tai iš viso žiauriai jums gerai, ar ne? Botą nusipirkti, tai Ultima pakrito, labai gerai. Reiškia, labai jūs pigiai nusipirkat botą. Ir Aleksas rašo, kad visiems reikia prisijungti prie prekybinio roboto prie kuo mažesnės kainos. Taip jūs gausite didesnį pelną. Nu, tai ir logiška, sakykime. Nesvarbu, kad dabar, sakykime, jisai prekiauja ten 17 ar 16 kainos. Bet jūs uždirbsite ne tik iš to, ką botas sutekiau. Rolandai vėl dingot, nieko nebesigirdi visiškai.
Nieko negirdėt. Nieko nesigirdi vis tiek. Tik buvo kažkoks šnibždesys, bet paskui ne. Kolegos, kol Rolandas neturėjo, gal pasidalysit savo įžvalgom apie botą, kaip jums sekasi. Vienas. Girdim dabar. Vienas. Nu gerai, vat pajungiu šitą, dabar girdisi, ne? Girdisi. Girdisi dabar? Taip, girdisi. Kaip girdis? Kažkas pasakykit. Labai gerai girdis. Dabar aš jūsų negirdžiu. Sorry. Šotakoja, kas čia vyksta? Gal nieks nekalba. Taip, sekundėlę, ausinę perjungsiu. Na, ką nors pasakykit. Dabar girdisi gerai. Labai gerai girdite, Rolandai. Gerai. Jo, nežinau, čia du mikrofonus pasijungęs, bet vienas čia kažko streikuoja. Gerai, esate dar prisijungę. Tai va, kur aš dabar sustojau, sakykime. Tai va, tai roboto pavyzdžiai, robotai atidirba, jie numiršta, tada darom upgrade'ą. Ir kas yra dar svarbu, ar ne, kad tie robotai, kurie nupirkti šią savaitę, jie dirbs tom sąlygom, kokios yra nurodytos įmonės pagal įmonės akciją, ne, kuri yra paleista. Pirma savaitė yra tikrai pati geriausia. Aiva, dar nepabaigiau skaityti Alekso, ar ne, dar pakartosiu, kad auksinės taisyklės sako, tai pirkite kuo pigiau, visiems reikia prisijungti prie prekybinio boto prie kuo mažesnės kainos, taip gausite daugiau pelno, nesijaudinkite, tai tiesiog paprasta rinkos korekcija, o mes tik pradedam. Nu, ta prasme, čia žmonės biškutį pergyvena, kursas nukrito ir panašiai, bet turi suprasti, kad su botu pirmiausia dirba tie žmonės, kurie yra ultimoje jau, sakykime, ne tik šiandien ir ne pirmą mėnesį. Tai, kad botą paleisti, jiem reikia USDT. Tai ką jie daro su Ultima, jie Ultima pardavinėja. Nu, tai natūralu, kad pirmiausia savi parduoda Ultima, kad įeiti ir pamatyti pelnus, tai ir taip rinka visa nuvažiavo žemyn, aplamai pasižiūrėkit, kas rinkoje daros. Baisu, o Ultima irgi dėl tos priežasties ir dėl to, kad reikia visiems USDT, Ultima parduoda ir pavažiavo truputį žemyn. Bet po truputėlį, tiek jie patys supranta, tiek, sakykime, ateina nauji žmonės, verslai ir panašiai, kurie supranta, kad čia yra dideli pinigai galima uždirbti. Ir aišku, kad Ultima pirks ir pirks stipriau. Dabar liktai toks labiau spaudimas ant pardavimo, bet tai yra tiesiog laikinas reiškinys ir čia visiškai nereikia jį reaguoti. O mum yra gerai. Ypatingai, kas turi USDT, pasileisti botą kuo pigiau, pradėti prekiauti kuo pigiau, tai yra labai gerai, nes kursas čia pat atsistatys, vėl bus ten 18-20 ir taip toliau ir jausimės ne tik uždirbę iš roboto darbo, bet ir iš kurso. Tai va, tai tokie dalykai. Toliau botas, sakykime, dar buvo tokia mintis taisyklės, ar ne, kad upgrade'ą reikia daryti, kol botas nenumirė. Nu, ta prasme, jeigu jūs norite turėti, paleidus 5 po 220 ir turėti tą 1100% pelningumą, ar ne, 1100, tai visi 5 turi dirbti. Jeigu tuo metu vienas numirė, kol jūs ten tuos kitus 4 paleidinėjote, tai jūs vis tiek neturite to 1100 ir jūs nepasiekė tos kartelės ir vis tiek visi dirbs, bendroji sumoji dirbs už 220%. Va, tai tą irgi reikia suprasti. Toliau. Kas čia dar? Dabar paleisti patį botą nėra sudėtinga, instrukcija atsidarote, tiksliai pagal ją darot
Jeigu, sakiau, su biržom kažkas stipriau dirba, tai atsidarykit subsąskaitą. Jeigu ten tiesiog nieko neveikia toj biržoje, tiesiog dėl boto, tai nereikia jums jokios subsąskaitos, atsidarėt Mexi biržą, įsidėjot ten USDT, nusipirkot botą už naująją Ultimą, ar ne, nes yra Ultima ant Smart blockchain ir ant Ultima blockchain. Čia yra botas, pirkimas boto mokant monetą Ultima, ant naujojo Ultima blockchaino, URC10. Ir viskas. Jeigu jūs tokios Ultimos neturit, ar ne, tai yra keitykla pas mus vidinė, pasikeitėt, jokių ten mokesčių nėra, pasikeitėt ir galite iš tos pačios netgi keityklos sumokėti už tą botą. Jeigu iš biržos darot boto pirkimą, ar ne, pavyzdžiui, iš kokios biržos Gate.io. Gate.io yra abidvi Ultimos, ar ne? Tai tada tiesiog išvesdami turite įvertinti komisiją, kad su komisija pagal tą orderį nueitų tiek pinigų, kiek reikia su jau įvertinus komisiją, nes komisija nuima iš siunčiamų pinigų. Jeigu jūs, pavyzdžiui, iš Mexi perkat botą, tai jums tada reikės iš Mexi Ultimas, nes jos yra tik Smart blockchain'e, per keityklą pasikeisti į Ultimas naujam blockchain'e ir jau iš keityklos mokėti. Iš keityklos iš vis jokių komisijų nėra, mokat 1:1 ir viskas greitai eina. Jeigu jūs tą darote iš piniginės pirkimą, tai vėlgi turi būti iš naujosios Ultimos sąskaitos, URC10 ir energijos nereikės, tik reikės pralaidumo, kiekvienas nemokamai į parą turim 1500 pralaidumo, o vienai transakcijai reikės 264 vienetų. Tai jums ten drąsiai užteks botui nusipirkti ir dar liks. Tai yra 3 variantai, iš kur norite, iš kur iš ten galite pirkti. Arba iš piniginės, arba tiesiai iš biržos, pavyzdžiui, kaip Gate.io, arba jeigu iš Mexi, tai per keityklą ir perkat iš keityklos. Nusipirkot, spaudžiat paleisti botą, tada yra sąryšis, atsidarėt biržą ir atsidarėt kabinetą savo Ultima Trading botą. Ir kabinete ten pagal instrukciją viską matysit. Pirmiausia, jūsų prašys, kad kabinete yra adresas, ten apačioj, jūs tą adresą paimat, kopijuojat, einat į Mexi biržą ir tą, sakykime, pririšimo adresą įdedat. Ten nurodot, botui duodat biržai, ką jisai gali daryti, tai niekada nedėkite, kad jisai ten galėtų išvesti ir panašiai, tiesiog ten yra matyti balansą, ten tradinti ir viskas, ten 3 pozicijos uždėdat parneles ir ten, sakykime, paspaudžiat ir jums sugeneruoja API raktus, sakykime, ten yra raktas ir kaip ten vadinasi tas antras, 2 tokius, ar ne, ir jūs juos tada nešat atgal į kabinetą Ultima Trading bot ir juos ten įdedat ir ten nurodot kažkurioje vietoje, kad prekiausit būtent pora Ultima USDT ir paleisti ir viskas. Ir tada atnaujinat, tuoj pat pasileidžia, tuoj pat jis pasigauna, jis pamato balansą, robotas, kad jūsų ten biržoje yra toks balansas ir dar kelios minutės jau bus 1-2 orderis, pamatysit, kaip jis pradės dirbti. Ir matysit, kad jis yra aktyvus. Botą galima, aišku, ten sustabdyti kažkuriam tai laikui. Tai viskas pagal instrukcijas pasidaro labai paprastai, aš niekad gyvenime neturėjęs boto, tai pasidariau labai greitai, paprastai, tiesiog atidžiai skaitykit, žingsnis po žingsnio darykit ir tikrai viskas pasiseks. O jeigu, sakau, jau labai kažkas nedirbat su tokiais dalykais, tai labai baisu, tai kažkurio metu irgi rasim laiko, kažkaip padėsiu. Tai va, ir viskas, ir botas dirba. Paskui jūs juos botus upgrade'inat, atidirbo pinigus. Sakykime, kol dirba, kaip sakiau, pinigų geriau nejudinti balanso, kai atidirbo, tada darot, ką norit. Nors ir kai dirba, galit judinti balansą, bet tiesiog biškutį botui trukdysi dirbti. O tai, kas uždirbta, ten per savaitę 2, tai jūs drąsiai galite tais pinigais operuoti, išeiti, niekada neteiti daugiau arba nusipirkti už 1000 botą, už 5000 ir taip toliau. Taip, ką čia dar nepasakiau. Taip, prisiminsiu dar, daug yra kažkokių tai dalykų. Dabar gal kokie klausimai, tai pagal klausimus bus lengviau eiti. Tai turiu klausimą, Rolandai, o tai jeigu dabar visas varnelės aš sudėjau, jas galima nuimti kažkaip, ar jau viskas? Nežinau. Aš galiu sakyti, aš buvau irgi visas sudėjęs varneles, bet ten gali
yra Mexo, pavyzdžiui, tam platformoje, ne? Ten yra change, kur esi API raktą davęs, tai ten tiesiog tu turėtum įeiti ir pakeisti. Ten eina nuimti. Aš paskui padariau kaip pagal taisyklės, kad tik 3 ten varnelės pažymėtos. Aš irgi buvau visas sudėt. Ir paskui užėjau dar kartą pakeitęs viską. Viskas gerai, nu, nežinau, nebėra daugiau visų varnelių sudėtų. Nu, viskas, atsakymas atsakytas, labai, labai gerai. Va, tai tik tai, sakykime, jeigu ten kažkada ar kažkurio metu ir nepavyktų pakeisti, sakykime, ar nebūtų laiko, tai vėlgi nieko baisaus, bet labai, labai va čia yra svarbus momentas. Niekam šituo API raktų nerodykit, niekam, neduokit, nerodykit. Netgi, pavyzdžiui, aš dirbu su keliais įrenginiais ir, pavyzdžiui, dažnai pačiu Telegramų naudojusi kaip duomenų apsikeitimo platformą. Iš vieno įrenginio į kitą per Telegramą. Tai aš netgi tuos API raktus, aš viens prie vieno jų nesinčiu. Va, nes nu realiai vis tiek tai yra cloudas ir panašiai. Nu, sakykim, šiandien galbūt tas 220, rytoj galbūt su 11 000. Ir apie API raktai, jos užvaldžius yra galimybė valdyti jūsų biržą, jūsų pinigus. Ir jeigu jūs dar sudėjot visas varneles, išsivesti visą kitą, nu tai tada rizika ant kartų užauga. Tai tiesiog, jeigu ten kažko nepadarėt ar ne taip padarėt, tai svarbiausia raktų niekur nesaugot, saugokit savo ten kažkokiuose telefonuose, kompiuteriuose ir panašiai. Nu, ten kažkur tai saugiai nusikopijavot, pasidėjot, nežinau, flešiuką ar kažkur tai ir viskas. Vieną raktą, kaip ten parašyta, jį galima bet kada biržai pažiūrėti, o kitą vieną kartą tik tai parodo ir daugiau jo nerodo. Va, tai čia tokie niuansai. Labai reikia saugot, kaip ir piniginių privačius raktus. Taip, kokie dar klausimai? Tai dar norėjau paklausti dėl boto. Tai daleiskim, jeigu noriu aktyvuoti botą, kaip ten sakėte, nu, kad 3, pavyzdžiui, botai po 220, tai vienu metu jį turi pirkti, ar kaip? Ne vienu metu. Ta prasme, botas jums, sakykime, 220 botas, jisai ten uždirbs bendroji sumoji tuos 540 ar 50 dolerių ir jisai sustos. Ir, pavyzdžiui, jau matosi, kad jums botas prie pabaigos, nu tai ko laukti, ar ne, sakykime, ko laukti. Pinigų sąskaitoje yra arba jau dar uždirbo papildomą, ar ne, tai jūs iš karto darot upgrade'ą. Va. Ir jeigu jūs spėsit padaryti tą upgrade'ą tokiu būdu, kad visi dar 5 dirbs, ar ne, ir jūs pasiekė 1100, tai botas pradės dirbti 1100% pelningumu. Va, bet tiesiog čia dar pakartosiu, kad logika yra tokia, ne tiek, kad yra logika tame, sakykime, pavyzdžiui, akcija dabar yra kokia, yra labai gera akcija, kuri galioja iki penktadienio, nuo penktadienio pirkti botai nuo šeštadienio, jau jie dirbs kitokiu pelningumu. Tai yra logikos, sakykime, jeigu ir dar kaip ir ne visiškai galbūt reikėtų, bet yra logikos penktadienį, užsipirkti šiek tiek, galbūt minimaliai kažkiek tai į priekį. Nes nuo šeštadienio jau botas duos 80% mažiau. Ką tai reiškia? Tai jeigu buvo 220, tai yra ne 80-20% mažiau. Nu tai va, tai duos ten apie kiek ten mažiau negu 200, ne? Tada jau duos tas botas, kuris, jeigu jūs jį būtumėt nusipirkęs dar penktadienį, ir kad ir nepaleidė, arba jisai dirba silpnai, nes trūksta pinigų, ar ne, bet jisai vis tiek turi savyje įsiūtą pilną pelningumą. O jeigu jau nusipirko penktadienį, tai jis jau 20% dirbs mažiau. Va. Turės pelningumą 20% mažesnį ir tas pelningumas mažėja ir taip gana drastiškai po 20%. Kas savaitę. Tai va, tai yra logikos penktadienį labai gerai pagalvoti, o kas bus kitą savaitę. Ir jeigu resursų yra, kodėl nepasiėmus pelningesnio boto, o ne ateiti jau šeštadienį su mažiau pelningų. Aš noriu paklausti. Dabar, žiūrėkit, aš nusiperku, pavyzdžiui, botą už 220, ar ne? Tai man dar kažkiek reikia ir pinigų įnešti. Nesuprantu, kiek tada reikia pinigų įnešti, kad jisai dirbtų.
Jo, tai va dabar, gal ir ta pradžioje nebuvai. Jo, aš kažkaip truputį pavėlavau kelias minutės. Jo, tai logika yra paprasta, kad 220 eurų, 230 dolerių pavirsta Ultima, ar ne, jie niekur nedingsta. Šitie mūsų pinigai užsišaldo 3 metam. Va čia tai iš vis yra kosmosas. Mes tų pinigų niekam netidavėm, mes juos užšaldėm 3 metam ir iš pūlo, ką ir dabar tą gauna iš tam tikrų pūlų arba negauna, nes jie migruos į Ultima blockchain ar ne, tai va iš to pūlo, iš to tai tikrai dabar gautų iš Ultima pūlo kasdienius mokėjimus. Kadangi paketukas mažas, tai ten revardą reikėtų pasimti gal kas savaitę, gal kas 2, nes komisijos yra pakankamai didelės, ar ne? Bet pirmą žingsnį reikėtų, užšaldyti net nereikėtų, teisingai, užšaldyti nereikėtų, nes pirkimo metu Ultima užsišaldo automatiškai. Ir po 24 valandų jau galima matyti, kiek mums ten tų įkrito. Ar ne, galim pasižiūrėti, kiek dabar duoda Ultima pūlas. Bet kadangi komisija vis tiek ten bus 7 ar kiek tų dolerių plus minus, tai neapsimokės pasiimti atlygio, tada palaukiam savaitę 2 ir pasimam, nusiperkam energijos marketplace ir pasimam atlygį. Tai va taip. Tai čia atskirai. O dabar paleidom botą. Tai botas, sakykime, mes tarsi nusipirkom licenciją, niekam netiduodami pinigų ir už tuos licenzinius pinigus Ultima užsišaldė, po 3 metų ją pasimsim prie visai kitokio kurso. Bet, kad botas dirbtų, jis turi turėti balansą pinigų. Jisai ne su oru dirba, jis dirba su realiais pinigais. Ir jeigu botas turi mažai pinigų, tai jis dirbs labai lėtai. Įsivaizduokit, tai yra 220% ir minimali reikalaujama suma, kad balansė pas jūs būtų tenai ten $240. Tiek, kiek botas kainuoja, ne doleriais. O tai yra minimali. Pavyzdžiui, galima 1000 įdėti. Galima ir 1010, tai va tuo ir pasakysiu. Tai minimali yra 1:1, minimali, bet tada botas jum atidirbinės tos 220%, nežinau, gal 1,5 mėnesio. Kam to reikia, ne? Tai jūs įdėjote, geriausias variantas yra 10x, ar ne, 2200, tai čia idealiausias variantas. Gali dar daugiau būti, gali būti ten 5x, jau nuo 3 jau kažkas yra normalaus, 3, 5x, bet Aleksas sako 10x tai yra labai gerai. Va, tai pavyzdžiui, pas jūs tada yra ten 2300 balansė, tai botas, tai, ką jis darytų 1,5 mėnesio, jis jums padarys per porą savaičių. Ir viskas. Ir jūs toliau turėsit jau pinigus uždirbtus, eisit, pirksit naują botą, vėl uždirbinėsit pinigus. Ta prasme, suksis viskas visai kitų greičių ir daug ekonomiškiau taip gaunasi. Jis dirba daugiau. Tai va. Taip. O galit paaiškinti, ką reiškia live performance ta rodiklė, kur yra dashboard'e? Ką jinai rodo? Procentus. Ultima Trading toj platformai live performance yra. Pažiūrėjau, aš pats atsidarysiu. Man bus geriau žiūrėti. Suprantu, yra pelninga. Tai va, tai čia yra, žiūrėk. Tai čia yra va tie 220%. Tai yra jo gyvybingumo ciklas. To aprašyta nebuvo niekur, bet taip logiškai suprantam, ar ne? Jisai turi tuos pinigus, 220, ar ne, kuriuos sumokėjom, padaryti, kad jūsų balansė atsirastų daugiau ten ant tų 550 kiek tų dolerių turėtų atsirasti. Tai yra 220% turi uždirbti botas nuo boto licenzijos sumos. Ne? Ir jis jau rašo, pavyzdžiui, man rašo, 3% jau aš tą uždirbau. 3% nuo bendro rodiklio. Ne? Tai jeigu uždirbo 3%, tai jeigu tokiais tempais jisai dirbs, atrodytų ar ne, tai per parą 3. Tai per 10 parų 30, tai čia reikėtų vos ne 2 mėnesių, sakykime, galbūt. Bet vienas dalykas yra korekcija, kitas dalykas pas mane balansas dabar yra netinkamas, jis ta prasme yra per mažas ryškiai. Ir už tai nepriejau prie to klausimą, čia visą dieną mokymai visokie lakstau. Tai jis šiaip atidirbtų ganėtinai greičiau, jisai jau rodytų ten po paros, jau ten pasiekė ten gal 5% ar 7%.
ir taip toliau. Nesakau, kai yra didelis balansas, realiai 11 tūkstančių botas per kokias 4 dienas uždirbo 13 tūkstančių. Va, tai yra kosmosas, tai iš viso tai yra nerealūs pinigai. Va. Tai kuo didesnis botas ir kuo didesnis balansas, aišku, tuo jisai greičiau ir geriau dirba. Bet tą santykį geriau išlaikyti, geriau turėti mažesnį botą, bet didesnį balansą ir greičiau su tuo botu susitvarkyti ir kai botas eina į pabaigą, tada imti naują, sakykime. O ne tai, kad labai ten didelį nusipirkti, o balansas ten varganas ir jisai ten kankinas, reikia, kad trūksta pinigų ir negalima mums dirbti. Tai čia irgi turime tokį tą balansą pajusti. Nebūtinai ten 10 iksų, gal ten užtektų ir 5 iksų, kažkas tai tokio, ar 3, bet 10 yra jau labai gerai. Ir tada tas gyvybės ciklas, life, jisai viskas, ir botas miršta, galima taip pavadinti. Čia jeigu taip kažkaip logiškai išversti. Taip, kokių dar turim klausimų? Bet jisai tuos 220% nuo tos įneštos sumos jisai padidina, ar tik tai tais? Jo, jisai, sakykime, jo yra lubos nuo licenzijos kainos padaryti papildomai 220%. Ne? Tai jeigu yra licenzijos kaina 220, plus, tai čia bus doleriais, nežinau, 230, plus 220%, ar ne plus reikia, kaip čia reikia dauginti? Tai 448, kiek ten išėjai. Ten, man atrodo, rašė, kai ten per kitą... Ten yra prašymė, jo, yra kabinete. Ten rašo 500 kažkiek, 500 kažkiek. Tai reiškia, jis dirbs tol, kol rytai atneš, uždirbs 500 su viršum dolerių, ar ne? Ir jis tada viskas sakys, aš savo funkciją įvykdžiau, skirstomės. Tai va. O tai kam tada nešti tuos 2200 tą 10 miksų? Todėl, kad jisai tą pelną generuoja treidindamas. O kad galėtų treidinti, jisai turi imti realius pinigus ir pirkti ultimą ir ultimą parduoti. Ir jeigu, pavyzdžiui, Rita tik tai turi balansą 220, tik tai $230, tai jisai ten pastatys kokį ten 20 tų statymų ir viskas. Ir jeigu kursas ten ilgai nebūna toks, kad visi orderiai suveiktų, ir botas stovi ir laukia, ir Rita laukia pelno mėnesį laiko. Tai aš tą suprantu, bet jeigu bus 220, tai jisai nuo 2200, tai jisai nuo tų 2200 tos 220% padarys. Ne. Jis uždirbs tau kai tu turėsi balansą, bet kokį, ar 500, ar 1000, ar 2000, jis naudodamas tą balansą, tau padarys papildomus $550. Ir kuo balansas yra... Kiek aš įnešiu, kad ir 3000, vis tiek 500. Kad ir 30, vis tiek tau tai yra viskas, lubos. Pagal licenciją. Pagal licenciją jos yra nurodytos kabinete, kai tu perki, yra lubos nurodytos. Bet kuo yra balansas didesnis, tuo greičiau viską atidirbo. Greitai atidirbo, tai paėmėjai naują botą, tas atidirbo, paėmėjai tada jau tu uždirbai, ar ne, 2 botus paleidai, turi ten 5000 balansą, vieną botą už 220 paleidai, 500 jau uždirbai, kitą paleidai, vėl per 4 dienas 500 uždirbai, ar ten per 3 dienas. Ir vos ne iki penktadienio tu uždirbai 1000 ir tada jau turi naują botą įmi 1000 ir visai jau tada dirbi su didesniais pinigais, didesniais pelnais. Ir čia yra greitis labai svarbu. Viskas aišku. Taip. Kitaip sakant, kuo didesnis balansas, tuo didesnis greitis atsiperkamumas.
Jo. Jis vis tiek tos pinigus ne cento daugiau, bet tiek, kiek užprogramuota, tiek uždirbs. Bet jūs matot pagal licenciją, sakykime, kad jis turi galimybės gerokai didesnės. 220, tai kaip sakau, yra toks, vaikiška pradžia, studentiška pradžia, bet ir tai jau jam reikia balanso tokio didesnio, bent jau ten 1000 ar kažkiek. Bet jo yra šiai dienai lubos 11 000%. Tai įsivaizduokit, kai jūs greitai sukatės, jūs jau galite tada greitai daryti greidus ir pradėti dirbti su 1000%, su 5000% ir paskui kažkada prie 11 000 prieiti, sakykime, jeigu greitai sukantis. Tai čia labai labai gerai. Tai dabar aš noriu dar paklausti, tai dabar kiek suprantu, aš jeigu pasileidęs esu 220, ne, dasimečiau tą balansą, tai dabar dar jeigu dasimesiu iki kokių 3000, tai man jisai atidirbinės ir ten, kur dabar man yra, jis užpirkęs už brangiau, kur matau, kad greit nepasieks tų statymų, tai aš dabar galiu dar nusipirkti dar mažiuką tą botą, dar vieną taip. Tai ir man jisai dirb taip pačiai irgi, bet prie mažesnių, dabar prie mažesnio to kurso skaitosi, taip? Aš taip kaip žiūriu pas save, ar ne, pavyzdžiui, pas mane jis padarė ten tos 247 ten tos, sakykime, statymus ir pinigai baigėsi. Ir sakykime, jis matyt, aš nežinau, kokia jo yra logika, bet aš taip matau, kad jis, pavyzdžiui, galbūt galėtų nuiminėti kažkokius tai orderius, ar ne, sakykime, bet, kaip ir matau, kad jis jų nenuiminėja, tai greičiausiai logika yra tokia, nors jis ten naudoja 4 strategijas, galėsiu atsiųsti, kaip jas ten vadinasi, bet kaip taip išeitų, kad jis tų orderių nenuiminėja, bet kai yra balanse pinigų, jis stato naujus prie naujų sąlygų. Ir kursas pavažiavo staigiai žemyn, tie tegul guli, laukia savo eilės, bet tada jisai greitai suprekiauja, ką gali prie žemesnio kurso. Ir paskui vėl kursas atsistatė, greitai visi orderiai suveikė likusieji ten ir viskas susidarė. O kai balanso nėra, jis ten pastatė, tie orderiai stovi ir, sakykime, pas mane dabar jau kelias valandas iš principų jis stovi, nieko nedaro. Jis negali, tų senų orderių kaip ir nenuima, o naujiem orderiam pinigų nėra. Tai tokiu atveju arba įsimetam pinigus, o jeigu pinigų yra, tai jisai turėtų tuos orderius statyti prie visų kursų, ir kylančio, ir krentančio. O jeigu jūs ten jau kažkur tai daug pristatė ir galbūt jau nebestipriai užsipirkinėja, gal ten irgi yra kažkokie limitai, nežinau, tai tada galima paimti dar vieną ir kadangi balansas, sakykime, yra neišnaudotas, tai tegul dirba tada antras. Čia reiktų tą logiką suprasti, aš irgi iki galo nežinau, nes čia jau kas tik programavo gali pasakyti, bet kiek dabar tik tai matosi iš kitų kelių valandų. Nes dabar mano tai yra, tam balanse ten dar yra 1800 likę, bet man tų statymų jis ten pristatęs prie labai didelių ten. Tai ar nebus taip, kad jisai net neišseks tas robotas ir, kažkaip tai netidirbs jisai, ar gali būti taip? Nemanau. Ta prasme, jis negali netidirbti, tik tai laiko klausimas. Tai kažkaip aišku, jeigu ten visą laiką, pavyzdžiui, jisai pastato prie aukštesnių ir tas kursas važiuoja ir ten 16, ir 15, ir 14, ir 13, vis stato ir vis nespėja, sakykime, nesupranta, kas čia vyksta gal iki galo, gal tada tiesiog reikės laukti ilgiau, kol ta korekcija įvyks, bet vis tiek jinai įvyks. Tai mano, kai pradėjo statyti, tai buvo 19 plus ultimų. Dabar 16 tie seni mano, kur buvo prie 19 plus ir tebėra išstatyti jisai. Jie tebėra, jisai jų kažkaip tai nenuima. Tai čia, sakykime, mokomės. Pas mane irgi visi prie pastatyti, prie 18 matau, prie 18 yra. Prie kur buvo prie 19, jis ten greit suprekiavo, jau nemažai suprekiavo. O paskui pradėjo kristi, jisai statė, bet kursas važiavo, jis jų nenuima. Parašyti progres. Čia gaunasi taip, kad turbūt tas botas pastato tokiom sumom, ta prasme, orderių stato,
kokioj sumoj tu perki licenciją. Nu, daleiskim, už 19 000, jeigu kaina buvo, tu perki licenciją, tai jis maždaug tokioj sumoj ir stato turbūt tuos... Ar galiu aš pasakyti? Ne, aš esu dirbus su vienu. Ne taip yra. Jūs kada nusiperkat, atidaro tą botą, įdedat pinigus ir pradeda dirbti. Ir reiškia, kada vyksta ta kainos korekcija, kada kaina stovi ir botas stovi. Ir kada tik kaina pakyla, korekcija, jinai arba kyla, arba leidžiasi. Ir ten yra boto nustatyta, pavyzdžiui, 3%. Ir kada tas kilimas arba kritimas atsitinka tie 3%, tada botas nuperka. Ir vėl, jeigu krenta 3%, ir vėl jisai nuperka. Ir paskui, kada, jeigu jūs sakote, jis krenta ir krenta, tada jisai vis perka ir perka. Tokiu atveju reikėtų jį išjungti gal tada, nes labai daug pinigų reikia. Ir tada jisai reikia laukti tol, kol tas kaina pakils. Vėl iki ten ir kai tik tai kaina kyla, reiškia, lygiai taip pat, kada, pavyzdžiui, jūsų pirkimas yra ten 16 000, ar ne? Ir, pavyzdžiui, ateis iki 16 ribos ir jisai vėl nustatyti procentai, pavyzdžiui, 3%. Ar ten pagal ateis iki tų 3%, jis automatiškai parduos. Vėl kyla, vėl parduoda. Jeigu krenta, vėl jis perka. Ta prasme, va čia toks principas jo yra. Bet tik šitam bote tai nieko pats negali statinėti procentų. Tai negali ir aš ten, kur tam buvau, nieko negali. Ir aš atsimenu, kai tas notcoinas krito, tai aš tada ten tas botas man už kelis tūkstančius, kai pripirko jo, tai, žodžiu, tada ten buvo labai įdomiai. Bet Meksy biržoje tu pats gali atsišaukti, jeigu tau netinka orderiai, kurios jisai yra išstatęs. Gali ir ten atsišaukti, bet tu eini į minusą tada. Kodėl? Tai balansas turi sugrįžti vis tiek? Ne, jeigu, vis tiek eini į minusą, nes arba nieko neuždirbi. Bet jeigu, supranti, tau yra nupirkta, pavyzdžiui, už 16, ne, jinai nukrito iki 14, tai tu jau ne už 16 parduodi, o už 14. Nesvarbu, kad botas nupirko už 16. Šiaip jo, čia logiška, nes kaip akcija irgi perki, jeigu jinai... Ne, čia jis kitaip veikia. Tai va, sakykime, vis tiek suprantam, kad balansų reikia ir ta mintis, kad galbūt ir sustabdyti botą gal ir yra kažkur tai logikos, tai va čia irgi galima eksperimentuoti, ar ne? Pavyzdžiui, jeigu ten ilgai einant kritimu. Bet vėlgi, su Ultima, kiek mes matėm, tai čia dieną kitą einant kritimo, sakykime, ir labai greitai gana atsistatinėja. Ten būna, sakykime, kažkas tai dieną vienaip vyksta, ryte atsikeli jau kitaip, žinai, ten per naktį. Tai va čia kada tą pauzę pastatys. O neina tam bote nustatyti, kiek jūs norit vienam statymui statyti? Ne, jisai rodo, kad jisai visą laiką 1% jisai paima. Ta prasme, 1%, va čia, pavyzdžiui, profitas visur eina 1%. Jis reiškia, nuo sumos ima 1%. Rodo, kiek yra sumos? Ne, kiek yra, kaip tas 1%? Kiek balansą pinigų yra? Aš dabar nežinau, bet... Jo, šiaip tai turėtų nusistatyti. Jo, 1% ar 2%, nes, pavyzdžiui, kaip man tada užstatė, tai, žodžiu, pirmos 5 pozicijas užstatyta botui, kad pirktų po 1%. Paskui 1,5 ir kuo, pavyzdžiui, 50 pozicijų užstatyta ir pati paskutinė, jau pačios paskutinės brangiausios, pačios pirmos pigiausios. Tai va, įdomu, iš šitam bote turbūt būtų galima nustatinėti tas pozicijas. Čia jis jau yra padarytas, mes nieko nenustatysim, bet kiek aš girdėjau, tai yra 1% nuo sumos ir pavyzdžiui, visur profitas, kur žiūriu čia šimtus tų orderių, kur yra jau uždaryti, visur yra uždirbta per orderį 1% profito. Čia irgi žiūrėjau, kad nuo tų 2,20 gaunasi 1%, jisai stato visą laiką ten, po ten 0,00 ten gaunasi uždarbis.
Jo. Bet iš pat pradžių, aš mačiau, nežinau, kaip tik botas pasileido, tai jisai ten buvo kažką, tai ten labai jau ten tokią sumą užstatęs. Dabar čia greitai nerandu, bet gal čia tik pati pradžia buvo. Ai, va, o dabar galvoju. Pati pradžia, tai čia iš viso žiūriu USDT 120 USDT, tai šiandien iki galo supratau, nes kitur eina jau tas USDT, tas statymas būtent 11 USDT. Tai, o pradžioj tai buvo 120, nesupratau čia kodėl, vienu žodžiu, dar reiks pasiaiškinti. Tai va, gerai, čia detalės, išmoksim. Taip, kokie liko dar neatsakyti klausimai? O tai dabar jisai, kai išstato tas ultimas, tai paskui jis parduoda vėl tas ultimas ir gaunasi, kad tu gauni atgal tus USDT, ar ne? Jo. Jis ultimą perka tam tikrą kainą ir nusistatęs už kiek parduoda. Perka, parduoda. Tai man ultimos privaręs buvo, kai dar nežinojau, kad čia reikia didesnio to balanso, tai aš jam dar biškį pamaitinau. Jis man vien tik ultimo, o tų USDT, tai kaip nėra, taip nėra. Tai jo, tai užpirko ultimos, o dar neįsipildė orderiai ir USDT ir neatsirado. Ultimos užpirko ir tiesiog... Už tai man tokia taip keista ir buvo. Pelnas ateina USDT, o perka jum ultimą. Jo. Štai man keista ir buvo, kiti kelia ten uždirba procentus, o man kaip 0,6% kabo, taip ir kabo. Tai kad neparduoda botas nieko. Jis jeigu krenta, jeigu pirko botas ant kritimo ir jeigu dabar kol ultima nepakils, ir nieko neparduos botas. Jam primečiau ten pinigų, tai jis man toliau ten įspirkinėjo. Jis perka toliau, nes ultima krenta, jis tolyn ir perka. Jaučiu, kad botui geriausia dirbti, kai yra tas fletas, ar ne, aš taip įsivaizduoju. Gal nebūtinai fletas, bet tai tada jis pastoji vis tiek kažkurio metu suveiks, o kai yra toks rimtesnis kritimas. Arabai, kai duos pirkimo ultimą, tai čia štoktels. Jo, tai čia laiko klausimas. Dabar sakau, čia daug tų ultimų reikėjo parduoti bendruomenė. Aš pats realiai galvojau, kaip čia tą ultimą sureaguos, man taip net buvo įdomu, jau vakar jeigu nebuvo, sakau, reiktų parduoti, čia įsimesti daugiau. Brimt atsibudau, keli tūkstančiai žemyn kursas, galvoju, tai dabar ką, parduoti ultimą? Tai dabar galvoju, ką čia daryti. Nors bet kokiu atveju prie žemos kainos, tai realiai, kai tą ultimą uždirbi, tai gali parduoti ir 10-15% pigiau, bet už tai botas atidirbs ir sugrįžti ant tas pelnas su kaupu ir dar kursas pakils. Tai jaučiu, kad čia gal nėra principinis klausimas, kad pakrito ir dabar ultimos reikėtų nepardavinėti, kad paleist didesnį botą. Dar noriu paklausti, dabar kai perki botą, užsišaldo toj naujoji ultima, toj piniginiai, taip? Ir tada tą revardą jis ten kaupėsi, ne, ir aš noriu jį nuimti, tai perku energiją, ar nenusinulins tas revardas? Norėjau sakyti ir kažkur nusimušiau. Labai yra svarbus momentas, prieš perkant botą būtinai pasiimti ultimos revardą. Tai yra privaloma. Nes pirkimo metu užsišaldys nauja porcija ultimos blockchain'e ir visas revardas anuliuosis. Tai pirmas žingsnis paimėt revardą, tada perkat botą. O prieš revardų paimimą perkat energiją. Tai energijos pirkimas ten nieks nenusinulina. Nusinulina uždarbis, kuris yra blockchain'e, tik tais atvejais, jeigu šaldoma ultima, o ultimą šaldom arba mes ją ranką patį šaldom, nes ten dabar yra 3 mėnesių šaldymas, ar ne, aš dar nebandžiau, arba perkam botą šaldom, sakykime, ar ten kažkas padovanoja, mes ten šaldom tiem 3 mėnesiam, ar ne, tai tada anuliuojasi mūsų revardas, ir viskas, arba atšaldom ultimą, lygiai taip pat, arba ultimą atšaldom,
jeigu nepasiėmėm revardą, bet ultimą atšaldom, revardas irgi anuliuojasi. Tai vat svarbu prieš tas operacijas užšaldymo būtinai revardą pasimti. O jeigu yra ultima balansą, neužšaldyta, tai ten galima operuoti, kairė į dešinę, nesvarbu. Energiją galima pirkti, irgi čia niekas neįtakoja. Ir visą laiką... Ultima geltona, tai nieko tokio, čia tik tai mėlynam tam naujam, ar ne? Jo, geltonam neįtakoja. O pirkimas yra tik su mėlyna ultima. Bet jeigu perkam iš geltonos ultimos, tai geltoną ultimą per keityklą paverčia mėlyną ultimą ir tada jau mokam už botą. O prieš tai paėmėm revardą. Ir visą laiką, sakykime, kai darot kažkokias operacijas, ar revardą įmat ar kažką, visą laiką nepatingėkit įeiti į ultimą, į staking ir pasižiūrėti, kiek turite energijos. Nusipirkot, pažiūrėkit, ar tikrai turit. Ar tikrai užtirinka bandwidth. Taip, bet dabar, aišku, yra gerai, yra tas, kaip ten protektor, ne? Aš vakar irgi prieš miego čia, jau čia reikia kažkokį tai, ką aš ten norėjau padaryti? Norėjau užšaldyti splitus. Sako, tau neužtenka, kaip neužtenka? Aš žinau, kad man energijos užtenka. Pasirodo, bandwidth'o neužtenka, nes visą išnaudojau. Bet jis mane perspėjo, tai gerai, pamiegoju, vėliau paspaudžiau. Tai dabar tie perspėjimai yra jau, sakykime, taip jums neleis sudeginti ultimus, nes tos transakcijos, tos operacijos brangios, tai anksčiau žmonės tiesiog sudegindavo savo pinigus. Ir kai kas šimtais yra sudeginęs ir daugiau. Aš esu 208. O Vilius daug. Tai čia topas, jo. Čia vienas kolega irgi ten virš 100 sakė sudegino. Nieko, kaip sakykime, aš irgi daug praradęs ir Binance, ne Binance, Coinsbito birža visa dingo su visais pinigais, ten bilė kiek. Nieko nepadarysi, tokia rinka yra. Arba mes joje dirbam ir mokinamės iš klaidų, arba mes einam ten, nežinau, kitą darbą dirbti. O sakykit, boto referalas atskiras yra kažkoks ar ne? Ar čia tas pats? Jeigu žmogus nori. Jo, jūs jį pasimkit iš, ta prasme, yra tiesiog kita nuoroda, bet jinai kažkodėl tai dar su smart tuo pasu nesujungta kažkaip tai, bet iš principo veikia per tą smart sistemą. Bet yra atskiras referalas, tai einat į tą botą, kaip jau einat į boto kabinetą, jūs jį turit pats nusipirkęs arba netgi nenusipirkęs, bet tiesiog prisijungėt prie kabineto, jūs viršui matot referalinę nuorodą. Nežinau, ar dabar eina 20%, aš pardavimą turėtų gal dar būti nenuimta, bent jau niekas nesakė. Tai kolega perka botą, jūs gauna 20% iš karto gaunate naująją ultimą. Ten kabinete bus parašyta eurais, bet pervedant jūs vedate į naujosios ultimos piniginę. Ir kol kas vedasi pastatytas kursas 22 000. Tai turėti minti, kad tai, ką uždirbat, tas 20% yra prie 22 000 kursų. Tai yra toks irgi toks, truputėlį paskatinimas, neskubėti išleisti, geriau palaukti to kurso, kai jau tikrai bus tas 20%. Ir nuo tiesioginio klientų yra 20%, paskui 10% nuo antro gylio ir taip toliau. Ten su pardavimais, tai irgi kas norėsit, aš paskui kelsiu. Kas dar nėra, gal grupiai toj mūsų, gal Viliaus nėra, man atrodo, irgi reiks įkelt. Ne, nėra, aš norėčiau irgi. Ja, ten nėra jinai labai aktyvi, ten nėra mūsų daug, bet ten norėtųsi, kad būtų tie, kurie jau turi produktus, kurie yra pirkę, kurie galbūt nori ir su pardavimai šiek tiek padirbėti ten ir tą pardavimų planą reiks sukelti mes, sakykime, ir ten skaidrės pastovi yra, ir dabar yra įkeltos skaidrės, kol kas angliškos, galima pasižiūrėti kaip kas ir panašiai. Paskui bus ir rusų kalba, ir kitom kalbom išversta. Tai ten tokios biškai daugiau informacijos, ko nekeliu į bendrus kanalus. Tai gali būti specifiniai mokymai, bet jau čia tik tai tiem, su kuriais aš dirbu, kurie yra, sakykime, mano komandai, mano klientai ir įmonės klientai. O čia tokie, kur mes esam, tokia yra bendra tokia grupė, kur gali bet kas prisijungti. Tai mane galėtų prikabinti? Jo, Viliau, dar man gal žinutė irgi brūkštel, kad nepamirščiau, tada prikabinsiu. O dar gal kažką apie naują bulių pakomentuoti? Jo, dabar nieko, aš ten labai apie naują bulių nepakomentuosiu.
ten yra taip, jeigu tu turi vieną paspaudimą, tai tu gali vieną ir spausti, gali, kad ir 5 pirštais vis tiek vieną spaudį, bet aš ten praktiškai iš jo nežaidžiu, paleidau ten tą bulių, uždėjau referalinę, ten kas susirinko, tas susirinko, ten už kažkiek tai tų žmonių ten kažką duoda, reikia ten tuos užduotis prisijungti prie tų kanalų, tai ten 5 minutės po valandos ten pasitvirtina, ir laukti tos vasaros, tai vėlgi ten kažkokios kautynės, kažkaip tai aš dar stipriai nesigilinu, nes bulius tokie kaip žaidimai, tai yra tokie visiškai laisvalaikiu, kai šiandien botas uždirba tokius pinigus, tai yra tiesiog ne vieta ir ne laikas su bulim žaisti. Tai aš jo taip ir neužsiemu, paleidau, o senasis bulius tai atidarytas per ton piniginę, aš ją turiu, aš jau ją pririšau, ten reikia paspausti, ten įsiveda ir kažką ten su to monetom daryti, bet aš nieko neįsivedžiau, nes dar turiu tų kortelių, jos biškiai atsidarinėja, dirba, tai tegul dirba ir kaip sakau, iš žaidimų daug tikėtis gal nereikia, iš, sakykime, produktų, kaip iš botų uždirbsit N kartų daugiau, bet yra strategija, kurią ir mūsiškiai naudoja. Jie ne tik, sakykime, kad žaidžia, bet jie iš biržos dar nusiperka, pavyzdžiui, to bull tokeno, ar ne. Aš irgi iš biržos pirkau, tada užšaldai, tada gauni kasdienis mokėjimus. Yra tų daugiau strategijų ir čia irgi galima uždirbti. Tikrai galima, bet arba jeigu ten žaidimą paleidai, ten kažkokius paleidai tuos klikerius ir taip toliau, daug telefonų turi, aišku, irgi galima. Bet vėlgi, čia, nežinau, daug laiko reikia, gal pinigų mažiau, bet daug laiko reikia ir viską sužiūrėti. Man labiau patinka, kur botą paleidai ir pinigai daug didesni ir žmogus suprato, pasileido, vieną čia nusipirko, paskui jisai ir pirks, kaip sakoma. Tai jums ir klientų pastoviai srautas. Ir patys uždirbat, ir kitiem parodyt galit, sakau, kosmosas. Nusipirko botą 11 000, per 4 paras 13 000 uždirbo. Bilekas. Tau ir... Ja, taip. Prie bull tokeno, tai dabar per ton piniginę, tai savo piniginę, kur gaudavom anksčiau ultimą, nebegalime įsivesti, nes dabar ant tono pagrindų bus. Jo, dabar ant tono pagrindo. Ten kažkokie tai ten žetonai, kažkas tai vedės. Bet tie seni bull tokenai, kur splitingą gaudam, jiegi vėl veiks, ar nebeveiks ant naujo ultimas? Ne, turėtų veikti. Dabar man nebuvo minčių, kad jie neveiks. Nebuvo. Turėtų juos taikyti. Tai kaip dvi atskirai tokenai. Kažkaip taip, bet iš kitos pusės gali būti taip, kad bulius, pavyzdžiui, jeigu ir perkels migruos, kas tikėtina, gali būti, kad jis paveiks kokius metus, pavyzdžiui, ant blockchaino ir jį uždarys. Nes reikia suprasti, kad tie visi kaip booster, kaip bull, ar ne, jie yra laikini. Tie pulai yra laikini. Supratau. Jo, tai kaip ten bus, tai nieks neturėtume pykti, kai vieną dieną juos uždarys, sakykime. O ultima, toks pulas, jis veikia ir veiks. O dėl goldo ir dėl premium nieks neaišku, dar ne, kada pasileis? Jo, nėra datų, bet kaip ir tikėtina, kad šį mėnesį turėtų tuos pulus paleisti, migruoti jie. Aš taip savo galvoju, kad per šį mėnesį tegul sumigruoja tie visi pulai, per kitą mėnesį tegul seniesiems klientams paleidžia ten tas visas dovanas, kas priklauso, sakykime, kas jau senai yra ultima. Tai kažkaip savo taip nusistačiau, kad nestresuoti, o šiaip nėra kažkokių terminų, tai tikėsime, kad taip plius minus galėtų įvykti. O dar dėl kortelės norėjau paklausti, kaip jinai aktyvi, neaktyvi, ultima nėra kortelį dar kokios, ne? Ne, ultimo kortelės viskas gerai, jos veikia, viskas gerai, jokių problemų su jomis nebuvo. Aš iš principo nesinaudoju, man nelabai reikėjo, bet dar dėl ko, čia taip gavosi, kad aš migravau pas kitą tiekėją ir mano visą paštą suvalgė. Visą 11 metų paštą suvalgė, aš negalėjau niekur prisijungti, turėjau reikalų. Tai dabar atsistačiau ten, sakykime, ne tai, kad seną paštą, seno neliko visos istorijos 11 metų,
bet dabar jau turiu tą paštą, tai vat nesenai tik ėjau į banko paskyrą, tai viskas ten veikia, galima, sakykime, aš ir mokymuose sakiau, kad galima naudoti ten įsivesti USDT, USDC, Bitcoin, Ethereum ir tą tą labai gerą monetą su blockchainu, kaip nevadinė, Solana. Vat, ir viskas veikia tenai. Galima ten keisti iš vienos valiutos į kitą, vestis į kortelės sąskaitą. Ir tik tai pasižiūrėjau, kas įdomu, aš, pavyzdžiui, nesinaudoju, bet jinai buvo aktyvuota ir pas mane mėnesinis mokestis susikaupė. Kaupėsi. Kas mėnesį padėginis vis kabinete sukaupė. Tai ar juos ten paims ar nepaims, rašysiu suportui ir klausiu, ar čia paims, ar čia nepaims, nes kaip yra jie aš ir nesinaudoju, bet gal jiem koks skirtumas, aktyvavai ir paims, paims, tai paims. Tai va čia taip. Tai jinai veikia, ta kortelė, dabar va čia renginėje daug jų išdalino. O kas jau pradėsi? Aha. O dėl pačios ultimos, ar bus kortelėje, tai neaišku. Nežinau. Gal ir tikėtina, kad kažkada bus, bet kaip greitai, nežinau. Nes reikia vėl suprasti, kad kai jau mes keliam kriptovaliutai kortelę, tai jau prasideda stipriai reguliaciniai klausimai. Tai va tokie... Ultima ne pinigas, jinai technologija. Bankas, Aleksas sakė, bankas dėl to prieštarauja. Turi persiversti tam biržai, įsivesti kortelę. Nes čia dabar kuo tolyn, tuo sunkin bus. Tik patvirtintas. Audriau, Solana irgi, sakykime, ar ten pinigas. Tiesiog, kad Solana jau yra pakankamai stipri, pripažinta ir panašiai. Bet jie pripažino kaip atsiskaitimo priemonė Solana. Jie pripažino kortelės. Tai gal kažkada ir ultimą pripažins. Ta prasme, tikimybė tokia gali būti, bet tai jau yra visai kitas lygmuo. Tai yra reikalai su reguliatoriais ir panašiai. Aš nemanau, kad tai bus artimiausiu metu. Pirmą mums dar į Binance reiktų patekti. Ir Vilius kažką norėjo paklausti. Noriu paklausti, o pirmosios tos angliškos kortelės nebebus jau jos? Nežinau, tyluma, vis atideda, nežinau. Dar reiktų Aleksų vėl užklausti. Nežinau. Paklaust, gal kada jau, žinot, pradės vėl veikti Boost antras? Tai va čia visa ta migracija, kuri tikėtina įvyks šį mėnesį. Nėra datų, paskutinis parašymas buvo ten kovo 28 ar kada atsiprašom, mes nesuspėjom sutilpti. Paskui renginys, aišku, čia jiemgi reikėjo šitą visą botus paleisti, nušlifuoti ir taip toliau, tai reikalų buvo daugiau negu įmanoma suprasti. Ir dabar jau biškutį su tais darbais apsimėti, renginys pasibaigė, ten paskutiniai ten kažkokie susitikimai. Ir komanda jau tada koncentruojasi į tuos kitus uždavinius. Sakykime, dabar pagal prioritetus, aš manau, ir yra tų splitų paleidimas ant naujo ultimo blockchaino, kurie kol kas neveikia. O dar buvo lygtais kažkur tai ar girdėjau, ar kaip aš čia, gal negerai, kad boosteriais galima bus prekiauti, ar kaip? Jo, tai dabar yra kažkoks tai boosteris, aš neatsimenu, ar pirmas ar antras, yra biržoje. Yra biržos ir gal net ne vienoj. Nes aš antro, kaip ir to boost antro, tai turiu, jį prisipirkęs. Man atrodo, antras gal ir yra biržoje. Ar pirmas ar antras yra, bet supranti, jeigu tai migruoja, tai gal net neverta jo kažko judėti. Jo, vienas dalykas gal neverta, kitas dalykas mes žiūrėjom su kažkuriuo, net ar su jūru, ar su kažkuo žiūrėjom, kad aš net žiūrėjau, kad, realiai neapsimoka ją parduoti. Jis yra, bet tai ką ten gausi ten už tos kelis, ar už 10 boosterių gausi tą $100, tai ten tau nei šilta, nei šalta. Ta prasme, tai jau geriau laukti, galbūt pasileis, galbūt ten po truputėlį kapsės ultimą, tai kažkokia vertė, o ką tu čia už $100, žinai. Tai nėra tas kursas, kad vertėtų. O kodėl nėra kurso? Nes nėra paklausos, nes boosteriai nedirba. Tai kai jie pradės dirbti visą kitą, tada galbūt galima galvoti, gal dalis dirba toliau, dalį boosterių parduoti, gal tas kursas pakils. O trečio tai iš vis nėra biržose, bet kaip ir Aleksas sako, yra tokių planų, kad bus biržose.
O bulius irgi migruoja, ar jisai tiesiog sustabdytas, žaidybinis tas, nes irgi esu prisipirkęs. Migruoja, jo, jis turėtų migruoti irgi. Turėtų migruoti, taip. Nu, daugiau kaip ir klausimų nėra. Jo, nu ką, aš manau, kad Rita, jeigu dar ką paklaus ir mes tada... Rita paklaus. Rita nori paprašyti, o, pavyzdžiui, nebūtų galima susikooperuoti, kas norėtų kokį vakarą ir kad kartu tuos žingsnius ir daryti, nes, man tai sudėtinga vienai. Aš ten man per daug visko. Man tai irgi gal dar irgi kas nors norėtų tai atlikti ir labai, baisu, kad kažką nepripjaut grybų. Aš žiūrėkit, aš turiu kokią mintį, kokią turiu, sakykime, čia pirmas tai buvo tokias, idėjinis, loginis toksai susirinkimas, ne? O antras aš norėčiau padaryti tokį praktinį, ne? Tik tai dabar kada tą padaryti, ne? Kad susikelti pinigus, susitvarkyti kažkaip ir kad būtų galima. Jo. Pagalvosiu. Turiu porą minčių, bet po šito susirinkimo tada pasakysiu ar parašysiu asmeniškai, ką galima padaryti. Ypač prijungimą prie MEX biržos, tą API adresą ir taip toliau, ten kol kas neaišku. Nėra ten tikrai, nėra sudėtinga. Taip, bet vis tiek kažkaip pirmą kartą, tai geriau būtų, kad bendrai vis. Per daug baisu, jo. Gerai, Rita, tikrai kažkaip artimiausiu metu paspręsim. Gal net rytoj ir poryt, sakykime, tą klausimą spręsim. Turit porą minčių, kaip tą padaryti. O dar noriu paklausti, kaip pinigus į tą MEX reikia kažkaip įsikelti, ar su kortelė galima? Aš nekėliau niekada. Per kortelę, jo. Jeigu yra tapatybė patvirtinta pilnai su pasu, su viskuo, tai ten per kortelę, per banką. Aš kadangi nedirbu su bankais, tai... Jo. Aš kadangi nedirbu, tai... Su banko kortelė tai kainuoja per banką grinai, kad jeigu vedi per SEPA, tai tas... Jo. Verifikacija pasidaryti. Bus pigiau, bet tada reikia jo tapatybės. Šitą klausimą irgi galim paspręsti, yra tų variantų. Gerai, tai man atrodo baigiam, nes man irgi reikia lėkti. Kas įdomiai, kad bandėm padaryti video, ta prasme mokamai, kaip viską reikia daryti, bet neleidžia kelt niekur. Jį blokuoja tiesiog. Apsiraktą kai kuri net neleidžia nieko, nei fotkyti savo ekrano. Nei screenshotų nieko neduoda daryti. Gerai, viskas, tai tada tuom ir baigiam, 1,5 valandos prakalbėjom beveik, pasiaiškinę esminius dalykus, tai į kas ne grupę įkelsiu į grupę, kas iš maniškių yra, kas yra pirkęs, yra jau su Ultima dirba ir nėra grupiai ten, kur mūsų yra nedaug, kur yra apie pardavimus kalbam, tai parašykit man, kad aš nepamirščiau, sukelsiu. Ir dėl to, kad reikia pasileisti pririšti raktus API ir taip toliau, tai irgi, manau, ryt mes išspręsim visiems, kurie bent jau čia esam. Tai tai linkiu gero vakaro tada, ačiū, kad susijungėt ir iki kito. Ačiū.